Knyga Gyvenk, širdį šildančios istorijos. Paskaitysiu vieną ištrauką. Skirelis vadinasi arba istorija pavasarį žiemą. Tąkart skaudėjo nugarą. Taip labai skaudėjo, kad daugelis judesių buvo sunkiai įmanomi. O judėti jau įpratau. Kasdien įveikiu savo suplanuotą žingsnių skaičių. Einu ir tuomet, kai skauda. Ne greitai, ne kalniukais, bet vis tiek einu. Judesys padeda geriau jaustis. Ir kūnui, ir tai neregimai vidiniai galiai, kurie jame gyvena. Pakviečiau berniukus į mišką drauge pasivaikščioti. Sutiko visi trys. Retai tai būna. Bet šį kartą reikia mamą saugoti. Toliai eiti negalima, skubėti skauda. Į kalniukus neužlips, pasilenkti neišeina. Visi trys draugiškai išsiruošė. Paskutinį kartą čia buvau prieš 10 dienų, kai viską dengė sniegas. Ėjome su drauge stirnų takais. Vasarą ten neprasibrautume, o žiema atidengė netikėtas vietas ir leidžia sutikti naujus vaizdus. Miškas pasikeitęs. Šviesos daugiau nei tada, kai viską dengia žiemos rankos. Ar tau tai neprimena pavasario? Klausė vienas iš dvynių. Viskas susimaišė. Gruodį buvo žiema, o sausis kaip kovo mėnuo. Ir tikrai, jausmas toks, tarsi kažkas pakito. Ir ne todėl, kad nėra sniego. Einu, dairausi ir jaučiu, kad tuo išvysiu snieguolės ar net vieną kitą žibutę. O juk nevarė pamatė į mišką gėlyčių rinkti. Nereikia ieškoti 12 brolių. Savi sūnus kartu vaikšto. Tais retais kartais, kai miške vaikštau su visais 3 jaunėliais, žaidžiame mūsų pačių susikurtą žaidimą. Prieiname kryžkelę ir kuris vienas renkasi kryptį. Einame tuo keliu, kurį jis parodo. Kai vėl sutinkame išsišakuojančius kelius, jau kitas renkasi, kur pasuksim. Po to trečias, o tada ir mano eilė ateina. Taip galima labai įdomių ir netikėtų vietų rasti ir mišką geriau pažinti. Šį kartą pirmoje sankryžoje vaikinukai susižvalgo ir draugiškai sutarė. Galime eiti tik ten, kur nereiks lipti į kalną, kad mamai neskaudėtų. Dvelkteli švelnus gerumo vėjas. Jie mato, jie jaučia, jie rūpinasi. Prieiname siaurą, eglutėmis apaugusi takelį. Tas, kuris eina pirmas, pasiklausė, ar man norėtųsi tarp jų nerti. Žinoma, neabejoju. Takas vilioja paslaptimi. Tačiau kiek paėjusi matau, kad neapskaičiavau savo jėgų. Kai kur šako žemos ir tenka pasilenkus pralysti, o man toks judesys nėra šiuo metu komfortiškas. Nieko neklausęs jaunėlis pabėga priekin ir atidžiai patraukia šakeles, kad galėčiau ramiai praeiti. Visą likusį laiką eina prieš mane ir dėmesingai, netardamas nei žodžio, valo kelią. Einame vorele, aš trečia. Juntu, kad palaikyti pirmųjų tempą darosi kiek sudėtinga. Vis tik savaitę nevaikščiau toliau nei nuo sofos iki virtuvės ar vonios. Už manęs einantis sūnus šūkteli tam, kuris įsiveržė į priekin. Lėčiau, nematai, kad mama nespėja? Pavasarį žiemą. Ne todėl, kad gruodžio sniegas neliko sutikti naujųjų. Ir ne todėl, kad samanų žaluma glosto akis. Mano širdis tyliai stebi 3 augančius vaikinus. Jų atidumas, dėmesys, pastabumas ir kasdieniški veiksmai pasako daugiau nei patys švelniausi žodžiai. Šilta ir šviesu, nors kledas kausto upelį žemę, ausis prašosi kepurės. Neregimais pirštais širdį apkabina gerumas ir darosi lengva priimti gyvenimą, kuriame pasitaiko ir tokių dienų, kai viskas, ką darau, atrodo vien kreivos plytos. O čia jau neskaitysiu, kas norės, rašykit, įsigykit ir jaukaus šilto skaitimo.